Apsilankėme Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Direktorius Džordanas Aksenavičius mums papasakojo, kaip naująjį sezoną pasitiko centras ir kokią veiklą siūlo prieniečiams. Mokslo metai jau, galima sakyti, įsibėgėjo. Kaip kultūros ir laisvalaikio centras atsinaujinęs pasitiko rudenį? Na, pirmiausiai tai išoriškai. Dar šiuo metu vyksta renovacijos darbai, kultūros centro renovacijos darbai. Tiksliau, jie nevyksta, o jie tiesiami yra. Renovacijos programa yra ilga. Kultūros centras bus atnaujintas visas ir iš išorės ir viduje. Ir tie darbai vyksta, galbūt jie ne visai pastebimi Prienų gyventojams, todėl kad darbai vyksta daugiau iš kiemo pusės, o iš Vytauto gatvės pusės ne viskas matosi. Tai šiemet toliau yra šiltinimo darbai vykdomi kultūros centre. Nepaslaptis, jog kultūros centras buvo pakankamai vėsus ir jau šiemet, jau praeitais metais žiūrovų salėje situacija pagerėjo ženkliai, salėje nebešalta žiemos metu, nebereikia sėdėti su paltais, kepurėmis. O šiemet jau tikiuosi pašiltės ir sąlygos foje, nes foje įdėta nauja vitrina didžiulė, kuri buvo visai pralaidi šaltam orui ir tikiuosi bus šilčiau ir didžiajame foje. Tai tokie dalykai vyksta dabar kultūros centre. O būtent veiklos, kokių pokyčių, kokius būrelius siūlote jaunimui? O veiklos pokyčių ypatingų nėra. Niekas iš mūsų vadovų neišėjo niekur, nepaliko Prienų padangės. Kolektyvų turime daug. Jeigu aš taip paskaičiuočiau, tai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 kolektyvų, į kuriuos gali ateiti, užsiiminėti, praleisti laisvalaikį visos amžiaus grupės, pradedant vaikais, paaugliais, jaunimu, suaugusiais ir pagyvenusiais žmonėmis. Kurie būreliai sulaukia didžiausio susidomėjimo ir galbūt yra tokių, į kuriuos norėtumėt pakviesti daugiau? Šiaip tai norėčiau pakviesti į visus kolektyvus, todėl kad, naujas kraujas, šviežias kraujas atšviežina ir pačių kolektyvų veiklai. Kadangi tai nėra profesionalūs kolektyvai, o saveikliniai, tai šių kolektyvų ir narių skaičius, taip pat sąstatas keičiasi. Vienais metais būna vieni, kitais metais dalis išeina, pakeičia kiti. Tai ir šiemet, kaip ir kiekvienais metais, mokslo metų pradžioje mes skelbiam priėmimą į visus kolektyvus. Reikia paprasčiausiai pasirinkti tą veiklą, kuri arčiausiai dūšios, arčiausiai sielos. Ir ateiti, galų gale ateiti pasidomėti, kaip čia viskas vyksta, nes veiklos spektras yra pakankamai platus, pradedant šokiais, baigiant teatru ar pučiamųjų instrumentų orkestru. Ar vyko praėjusiais metais diskotekos ir ar galima jų laukti šiais metais? Ir kaip sekėsi praėjusiais metais? Vyko diskotekos, aš žinau, kad šią problemą kelia jaunimas, kad jaunimui nieks nevyksta, nėra veiklos, neturim kuom užsiimti. Vyko diskotekos ir ne vieną kartą. Buvo atvykę ir didžėjai, kuriem mes suteikėm patalpas, bet kad jos pavyko, negaliu pasakyti, nes jie daugiau ir nebeatvažiuoja. Dalyvių skaičius buvo menkas pakankamai ir jiem finansiškai nelabai apsimoka. Kitas dalykas, šiuo metu visur, kur vyksta diskotekos, jos vyksta truputėlį kitaip, negu vykdavo prieš 10 metų. Paprastai būna ir apsauga, neleidžiame įsinešti alkoholinių gėrimų, neleidžiama gerti ar rūkyti diskotekos rengimo vietoje. Ir kai šitie dalykai tapo išbraukti iš diskotekų repertuaro, tai ir jaunimo mažiau ateina, kurie ateidavo iš principo ne šokti, o užsiminėti kitais dalykais, kurie būdavo įvardinami žodžiu diskoteka.
Taip kad aš manau, kad čia nėra problemos daryti tas diskotekas. Ir tikrai buvo ne vieni ir ne du norintys rengti čia pas mus diskotekas Prienų kultūros centre. Sutiko su visais šitais reikalavimais, tačiau populiarumas nėra didelis. Jeigu diskoteka susirenka 30 žmonių, važiuoti, vežtis aparatūrą iš Kauno, samdyti apsaugą, jiem matyti finansiškai neapsimoka. Pasakykit, kokie koncertai bus? Galbūt sulauksime Prienuose išskirtinų asmenybių, populiarių Lietuvos mastu? Taip, jau spalio mėnesį prasideda vadinamas tas sezonas, kai važiuoja mūsų šalies atlikėjai, teatrai pasirodo arenoje. Ir šį spalį jau mes turėsime naują teatrą, kurio Prienai dar nematė. Naują grupę susikūrus, jie rodys spektaklį ir galiu paminėti tik pavardės tų aktorių, kurie dalyvaus spektaklyje. Tai Pobedonoscevas, Džiugas Eurusaitis ir dar, tiesiog dabar ne visus prisimenu, žinau, kad tai žmonės, kuriuos mes dažnai matome televizijos ekrane. Tai bus spalio 19 diena ir žinoma, naudodamasis progą galiu aišku pakviesti visus ateiti, pasižiūrėti, įvertinti naujus stiklus, naujas duris ir žinoma spektaklį. Taip pat bus Romo Dambrausko koncertas. Jis vyks berods spalio, sekundę atsiversiu, spalio 26 dieną. Aš galvoju, kad paskutinius, ko gero, 3 metus jo Prienuose nebuvo. Taip pat visiems siūlau, jo dabar nelabai matyti ir televizijos ekrane, siūlau jį pasižiūrėti gyvai, pasiklausyti jo atliekamos gražios muzikos. Šiuo metu kultūros centre nedirba nei meno dirbinių parduotuvė buvusi, nei kavinė. Kokia situacija? Ar gali tikėtis prieniečiai, kad vėl galės lankytis šiuose vietose? Situacija nesprendžiama taip greitai. Žinoma, aš manau, kad bus ir tas, ir tas. Savivaldybė jau buvo paskelbusi kavinės patalpų nuomos konkursą, tačiau neatsirado norinčių užsiminėti šitą veiklą. Aš manyčiau, kad maitinimo įstaigom situacija apskritai Prienuose su maitinimu yra prastoka, reiškia, ir sunku šitas verslas, to labiau, kad reikia investuoti pinigų. Tai dabar vėl skelbs konkursą patalpų nuomos, truputėlį pasikeis nuomos sąlygos ir aš manau vis tiek atsiras tas žmogus ar ta įmonė, kuri ateis po mūsų stogu, nes visi įsivaizduoja, kad kultūros centre turi būti kavinė. Mano nuomonė lygiai tokia pati, kad žmogus atėjęs praleisti vakarą ar spektaklį pažiūrėti, reiškia, galėtų išgerti puodelį kavos ar taurę vyną. Nematau tame nieko blogo, matau tik tai privalumus ir aš manau, kad bus, reiškia, šitie dalykai. O dėl meno dirbinių salono, tai šiuo metu situacija nėra aiški. Šiaip man siūlė jau 2 žmonės lyg ir norėtų užsiminėti šitokią veiklą, tik galbūt ne toje vietoje, kur paskutiniais metais buvo meno dirbinių šitą parduotuvę. O tai yra prie centrinio įėjimo, ten, kur buvo atitverta ta patalpa. Prieniečiai tikriausiai žino, kur anksčiau buvo ta pati meno dirbinių parduotuvė. Tai jeigu jų ketinimai bus rimti, tai mes lygiai tą patį padarysime ten.